Nu va, žiūrėkit, atrodo sližiuos, bomba nukrito. Nebūtum žmogus pagalvojęs prieš kokį mėnesį, kad va čia va šita vieta va taip atrodys. Kalbėjau aš su įmonė, kuri čia dirba, sakė kažką atsiūs iš valdžios, kad pakalbėtų ir papasakotų, ką čia darys. Čia ruošiasi vamzdį, tokį plastikinį vamzdį, metro pusantros skersmens. Dėt, matyti vidų, nieko nebetonuos, tai gali būti, kad čia greit viskas ir pasidarys. Nu, atvažiuos, neatvažiuos, nesvarbu, mums svarbu, kad greičiau padarytų, nes mums šitoj pusėje vandenėlio gyvenantiem jau labai taip jau norisi. Kai kas net ekologiškų transporto priemonių perėjo, reiškia, per pralaidą prasivaro paspirtuką ir viskas, mašinas padėjo į šoną jau. Nu, va taip atrodo senoji pralaida, kurią betonavo prieš kiek čia jau išeina, prieš 60 kelis metus. Va, viskas atidaryta, laukia, kol atvažiuos vamzdis pralaidos pagrindinis. Va, kažkokiais baltais maišais apdėjo, matyti čia, kad vanduo labai neplautų to reiškia, betono išbetonuoto šlaito. Nu ir viskas. Va čia atsarginis toksai vamzdis nuleist vandenį, va ten jis išeina toj pusėje, jeigu kartais sukiltų vanduo, kad darbininkam šlapia labai nebūtų. Kaip paaiškino kelių priežiūra, akcinė bendrovė, žodžiu, va šita va dabar pralaida yra senoji atidaryta ir laukia, kitą savaitę turėtų atvažiuoti pagrindinis vamzdis, kuris atsiguls va čia va. Tai, nu, kitą savaitę baigta nebus, bet manau, kad gal čia 2 savaičių bėgiai jau ir kaip ir turėtų darbai baigti būti. Savaitgalis dabar darbininkas paliko kažkoks šalmą savo, nu bet čia žinot, kaimas, savi žmonės, nieks čia nieko neims. Gerai, kad nelyja. Yra šansų, kad greitai turėsim vėl kelią. Ir, nu, dar užtruks gal kol asfaltą, dangą kelio padarys, bet manau, kad čia jau labai greitai bus.